Disciplina – tai ne grandinė, o laisvės kelias. Knyga primena, kad kiekviena didelė pergalė prasideda nuo mažų kasdienių sprendimų. Atsikelti, kai nesinori, baigti, kai pavargai, daryti tai, kas svarbu, o ne tik tai, kas lengva. Autorius kalba paprastai, bet giliai. Motyvacija įkvepia, tačiau disciplina išlaiko. Ji tyliai dirba, kai niekas nemato. Ji nesivaiko emocijų, ji kuria įpročius. Ši knyga moko, kad savidrausmė nėra šaltumas ar griežtumas sau, tai pagarba sau. Kai pasakai sau aš galiu, o tada įrodai tai veiksmu. Kai vietoj pasiteisinimų renkiesi kryptį. Kai vietoj triukšmo tylų darbą. Autorius dalijasi istorijomis žmonių, kurie pasiekė savo tikslų ne dėl talento, o dėl atkaklumo. Jie krito, klydo, bet kėlėsi. Ir būtent tai disciplina. Tai ne apie tobulą dienotvarkę, o apie sąmoningumą. Ne apie kontrolę, o apie stiprybę. Disciplina – tai gebėjimas išlikti ištikimam sau net tada, kai niekas netiki. Tai tylus, bet galingas pažadas. Aš tęsiu.